Mažari visiškai nesuprantu, kas darosi su Rusijos turizmo agentūromis. Nu, kas darosi? 2/3 bankrutavo rugsėjo mėnesį. Nu, tos kur liko, tos baisiai silpnos. Kodėl silpnas? Nieko gero nepasiūlo. Putinas vagyrėsi, kad jis per 2 paras gali atsidurti Vilniuje, Rygoje ar Kijeve. Per tas pačias 2 paras gali atsidurti Varšuvoje arba Buchurešte. Tai aš atsiprašau, kai jis traukiniu keliauna, ar kas čia yra? Net mano kaimynas Subagas Edikas ir tai į Turkiją šiemet skrido su avialinijom. O tai ką čia rusų, reiškia, kompanijos travelina Putiną į užsienius su traukiniais? Matot, Putinas keliauja su kareiviais, o jų ten yra gyvas velnės, tai jie į lėktuvus netelpa. Nu tai tegul lanko Tailandą, Kambodžą, Indoneziją. Ką tu rudenį veiksi Rygoje, ten Varšuvoje ar Vilniuje? Tai nuobodybė. Kokioj Kambodžoje, Tailandė tu gali nuveiti 60 metais vienišas į šitą transversitų šou. Tu gali nueiti į šunų pjautinių šou, tu gali nueiti į šou, kur begėdė tata susikiš. Tik to. Tai ką tu veiksi dabar Vilniuje ar Rygoje ar Varšuvoje, kaip koks Leningrado inteligentas Subagas sovietmečiu? Čia įpročiai, matot, vienu rusų neišvarysi iš Druskininkų, kitų iš Palangos. Pats Putinas vis Dresdeną prisimena. A tu nuvažiuok į tą Tailandą, nu kas tu ten, kam tu ten būsi įdomus? A vat eini su kareiviais į Kijevą, žiūrėk, tau Merkel paskambina, klausinėja, kaip sekasi, kaip gyveni. Baigi su ją šnekėt, skambina Obama ir jam ten su juo pasišnekė. Tai kelionė tokia kaip ir gyvesnė gaunasi. Tai gal sako, mums su jumis į Maskvą pavaryti? Per 2 dienas būtumėm? Ne. O ką ten veikti? Nu, Lenino mumiją aplankysim, pažiūrėsim, kaip guli žmogus. Matrioškų nusipirksim turge. Nu, gal Ziuganovą gyvą pamatysim, su popu apsikabinusi. Aš tai norėčiau su Kobzonu nusifotkinti, bet dabar jo į Europą kaip ir neįleidžia, tai matyt namie sėdi. Klausykit, varam ką. Aš taip norėčiau pamatyti Belaruską vokzalą. Aš ten prieš 20 metų nuvažiavęs paryčiais šliauką numečiau. Pažiūrėkim, ar išvalė ar ne. Ar dar žiojėja toks rūgšties išėstas trotuaras. Lietuviško vėmalo.